jeigu tas mąstymas iš gerųjų mokyklų vadovų galvų pereitų į ministeriją ir jie galvotų apie vaiką, paimam prieš akis tuos 320 tūkstančių mokinių ir 100 tūkstančių studentų ir galvojame, kaip surėdyti visą sistemą, kad jiems būtų geriausiai, kad jie maksimaliai išsiskleistų kaip asmenybės nuo 1 klasės iki, kaip minė Gintautas, 45 metų, ar ne? Tai viskas tada stoja į savo vietas, o jeigu, žinot, rūpestis tampa, čia, žinot, kaip čia dabar reikėtų laimėti tą viešąjį konkursą, egzaminų rengimo, užduočių, kaip čia prie vadovėlių prisisiurbti naujų leidimo, kaip čia sudalyvauti grupėje naujų ugdymo programų, tai kur čia tas vaikas, jis šis niekur nėra. Ir čia mes tiesiog galvojam apie pinigų įsisavinimą. Tai jeigu, man tai visada glumina ir stebina, nes švietime yra patys labiausiai intelektualūs, eruditiški, išsilavinę žmonės. Bet čia toks suveikia pernelyg dažnai savanaudiškumo, egoizmo pradas. Ir mane tas glumina, kodėl tie išsilavinę žmonės, jie galėtų bendram gėriui labiau pasistengti, ar ne, ar kad tie mūsų vaikai ir ta mūsų švietimo sistema, jinai bent jau pradėtų kilti keliais laipteliais iš to dugno, apie kurį mes čia kasmet vis pramušinėjom tos dugnus. Kodėl?